Šiandien tęsim absoliutaus ignoro temą. Praeitą kartą pakalbėjom apie tai, kokius efektus ši strategija turi. Ir ką jaučia mergina, kai jūs ją ignoruojat. Ir kodėl jis taip stipriai pririša moterį prie mūsų. Šiandien jau kalbėsim apie tai, kada ir kaip reikia pradėti ignorą. Ir kada ir kaip taisyklingai jį užbaigti. Šitie du klausimai kaip taisyklė vyrams labiausiai rūpi. Aš turiu jums pranešti, kad dviejų vienodų ignoro istorijų ir pasikartojančių scenarijų niekada nebūna. Kiekvienas scenarijus yra unikalus ir savyje turi būtiną dalį improvizacijos. Kartais vyrams, kurie iš pirmo žvilgsnio identiškose situacijose, aš galiu duoti absoliučiai skirtingus patarimus. Aš vertinu jų emocinę būseną, pasiryžimo lygį, daryti kažkokius veiksmus. Aš tiesiog atsirenku iš visų galimų variantų, kas tam vyrui bus naudingiausia tuo metu. Nes galiu daugmaž suprognozuoti jų jausmus. Todėl dabar sakau svarbiausią dalyką. Vyrai užduoda šiuos klausimus, todėl kad neturi savyje ryžto veikti. Yra noras pasikliauti kompetitingų žmogumi, kuris iš šono tau pasakys, ką daryti ir tu galėsi atsipalaiduoti. Bet dėja taip neveikia. Tai tik iliuzija. Tau bus ramu parą, 2 paras, gal savaitę. O paskui prasidės lomkės. Tai kogi mums reikia, kad teisingai pradėti ignorą? Vidinio pateisinimo, savo veiksmo argumentacijos. Ignoro pradžios rezultatyvumas priklauso nuo tavo užtikrintumo savo sprendimu. Tai nėra kažkas, ką mes turim savo kūnų demonstruoti kažkaip moteriai. Čia yra tai, ką mes turim įgyti ir turėti savyje. Niekada nepradėk ignoro neapgalvojęs, su jausmu, kad aš čia šiek tiek ją paignoruosiu ir jinai greitai pas mane atbėgs atgal. Savigynoj yra toks principas, kad jeigu tu jau išsitrauki ginklą, tai naudok jį, arba bus dar blogiau. Nenori naudot, netrauk. Su ignoru viskas lygiai taip pat. Pradėsi bet kaip naudotis juo, tai tik savo pakenksi. Todėl svarbiausia laikytis 3 paprastų taisyklių. Pirma, koncentruokis į diskomfortą. Būtina prikaupti tą jausmą, kad šūvis būtų netuščias, o tikras. Jeigu mergina sukėlė jums daug diskomforto, jeigu mergina atšalusi, tu turi veikti tuo momentu, kada pajausi pasiryžimą veikti. Antra, moters klaidingą poelgį, taip pavadinkim, turim argumentuoti savo įsitikinimais, o ne moters nuomonę. Bet koks žmogus, kuris negražiai, nesąžiningai su mumis elgiasi, jis tą momente nepripažins savo klaidos. Jis dabar to nepripažins. Ir bet koks bandymas pradėti kažkokį dialogą, traukti įrodymus, kažką bandyti paaiškinti, tai ne tik, kad yra bereikšmis vargas, bet ir priverčia tave aukoti savo pasiryžimą veikti. Kuo daugiau tu su moterimi konfliktuoji, tuo mažiau tu esi pasiruošęs veikti. Kuo ilgiau jai įrodinėji, tuo mažiau užtikrintumo savo sprendimų teisingume jauti, nepriklausomai nuo aplinkybių. Net jeigu moteris buvo tau neištikima, čia pavyzdys iš gyvenimo. Aš girdėjau tokių istorijų. Jau yra faktas neištikimybės. Ir vyras tuo momentu, atrodytų, yra pasiruošęs išeiti visiems laikams. Bet vos tik jis pradeda barti moterį, rėkti ant jos, aiškinti santykius. Kaip staiga, netikėtai, visi dūmai iš ausų išeina, praeina diena 2, dingo visas ryžtas. Ir liūdna pasidarė, ir išeiti jau nepasiruošęs, ir grįžti atgal jau kažkaip norisi. Aš mačiau tai daugybę kartų. Aš manau, kad kiekvienas jūsų kažką panašaus yra patyrę. Išanalizuokit savo buvusias situacijas. Tai yra labai svarbus principas. Vyrai pastoviai už jo užkliūna. Ir lygiai tas pats galioja bet kokiems įrodymams. Todėl kaip tik 3 principas yra stabilumas. Tai svarbu. Momente svarbu yra sukontroliuoti savo emocijas. Bet kokia kaina. Ir dar vieną niuansą nuo savęs pridėsiu. Tai turi būti tavo galutinis sprendimas, dalinantis tavo gyvenimą į prieš ir po. Jeigu tu pradedi ignorą, su tokiu jausmu tai tokia laikina praktika, žinai. Toks auklėjimo būdas. Oi, kaip dažnai vyrai bando tai daryti. Greitu metu tu pajausi niežulį vienoj vietoj.
Tai tik veiksmo imitacija, apsimetinėjimas. Tu nesijauti užtikrintas. Net jeigu tokia situacija vyksta santykiuose ir tu neturi kitos išeities, kaip tik pradėti ignorą. Tu turi idealiu atveju per kelias sekundės sukaupti ryžtą su tuo žmogum atsisveikinti visam laikui. Ir nesvarbu, kad jis susitaikys su tavim po 5 minučių. Tu jau tą akimirką planuoji savo ateitį be to žmogaus. Ir čia kyla klausimas, o kas toliau? O toliau arba ji taiso situaciją, arba atitinkamai ne, bet tu esi pasiruošęs bet kam. Tu neblefuoji ir patikėk, jeigu tu neblefuoji, moteris tai žino. Pasakysiu svarbią detalę. Kai aš vykdžiau savo veiklą dar neturėdamas kanalo ir visi mano klientai buvo pažįstami arba pažįstami. Vyrai ignoruodavo žymiai sėkmingiau. Buvo mažiau tų nutrūkimų visokių ir viskas gaudavosi gražiau. Kaip pagal knygutį. Todėl, kad žmonės prieš papuolant pas mane, jie bandė viską, o svarbiausia – žemintis. Todėl aš atvirai pasakysiu, aš nesityčiu iš vyrų, kada siūlau jiems važiuoti ir padovanoti gėlių puokštę. Kada jis pats to nori. Jis jau galvoja, kad tai padės. Kada jis eilinį kartą nori papasakoti jai, kaip stipriai jis ją myli. Aš tai suprantu absurdiškumą tokių veiksmų. Aš stengiuosi sukurti jam būtinus pamatus, kad jis nukristų į patį dugną, kada jis pats nori tenais nusileisti, o tada amortizuotųsi ir pradėtų ignorą, jau prikaupęs ryžtą. Anksčiau žmonės jau iš karto tokioj stadijoje pas mane ir atsidurdavo. Iki tol jie bandydavo viską, bet niekas nepadėdavo. O dabar vyrai atranda kanalą, tuo metu, kada jie dar per mažai žeminosi. Oi, mane čia kažkaip prametinėjo, atšalinėjo, o ką daryti, ignoruot? Nežinau, ar verta. O kas jeigu nesuveiks? Ką daryti, jeigu tu visgi abejoji savo sprendimo teisingumu? Juk didžiąją dalį situacijų galima vertinti skirtingai. Yra toks principas, pavadinkim jį saugiklis. Čia kada tu suteiki moteriai vieną šansą, vieną galimybę, bet labai įdėmiai stebi jos veiksmus. Jeigu atsiranda naujas signalas, priežastis po 5 minučių, tą pačią dieną, po savaitės, pradedi ignorą be jokių abejonių. Su pilnu savo tiesos užtikrintumu. Pavyzdys. Neseniai šitą istoriją skaičiau. Komentaruose vyras rašė, kad santykiuose kaip ir viskas gerai. Bet jau buvo 2 atvejai, kada mergina eina į darbo balių ir ten būdama nekelia ragelio. Jis ryškiai nepasiruošęs pradėti ignoruoti. Ką daryti? Vėl tiesiog sėdėti ir laukti? Ne. Galima užaštrinti. Naudojant tą patį saugiklio principą. Jis duoda jai šansą, bet užaštrina. Kada jį grįžta namo ir bando pasiaiškinti ten, kodėl ji nekelia ragelio, jis jai gali tiesiog pasakyti, klausyk, jeigu atvirai, tai aš nenoriu iš visko, tu toliau vaikščiotum į tuos darbo balius. Todėl davai susitarkim, kad kitą kartą tu to atsisakysi. Daugiau nevaikščiasi. Viskas. Žiūri reakciją. Jeigu jis sako gerai, klausimas uždarytas. Nors aš iš esmės esu prieš tokį laisvalaikį, darbo balį ir viskas, kas su to susiję. Bet sakyk, čia aš jau nuo savęs šneku. Jeigu moteris sutinka, tai jis gali toliau su ja kurti kažkokius tai santykius. Jeigu staiga jį pradeda kelti audrą, o prie ko čia, o kodėl, o man taip norisi, gali nebijoti veikti. Mes pasinaudojam saugiklio principu, tu suteiki jai galimybę, tu suteiki jai šansą, o ji tuo nepasinaudojo. O dabar pakalbėkim apie ignoro pabaigą. Prie kokių aplinkybių moteris gali iš jo išeiti. Kitose video aš paruošiu grafikus ir ten detaliai viską išnagrinėsiu. Kada yra optimalu tą daryti. Bet tai nėra klausimas, kurį tu gali apskaičiuoti. Labai svarbu suprasti, kad jeigu vyras laukia moters, tai jis sulauks tik vieno scenarijaus. Kada iš esmės jis pats irgi sėdi ignorė. Ir jis sėdi ignorė. Ir jis irgi kaupia tuos pačius išgyvenimus susijusius su ignoru. Kada jis jos laukia ir tikisi, kad jau tuoj išeis į kontaktą. Jam tuo metu nekrenta moters reikšmė, ji gali tik augti pradėti. Ir net jeigu jis iškentėjo ir moteris išėjo iš ignorą, jį 100% pariš. Ir paskui vėl paliks. Jis nepasiruošęs. Ir nesvarbu,
Per anksti tu ją išleidai, per vėlai ar laiku, tai neturi jokios reikšmės. O kada moteris vėl jį paliks, jam bus dar skaudžiau nei pirmą kartą. Koks pagrindinis signalas, kad vyras pasiruošęs išleisti moterį iš ignoro? Kada moters baksnojimai nesukelia tau kažkokios euforijos jausmo. Nu, jo, bairis, kietai, okei. Arba tiesiog jokių emocijų tau tai nekelia. Supraskit, tuo atveju, kai tavo smegenys viską supranta, bet tu neturėjai pakankamos praktikos, neparuošiai savęs tam. Tu supranti, kad jeigu dabar išleisi ją iš ignoro, tai tiesiog išsigasi ir vėl viską prarasi. Ką daryti tokioje situacijoje? Svarbiausia čia nebandyti imituoti. Imitacija tai nėra būdas progresui. Bandymas apsimesti. Tu turi būti teisingas su savim. Čia reikia pasikliauti nuoširdumu. Pripažink, kad taip aš nepasiruošęs. Taip aš nepažeminau jos reikšmės savo akise. Taip aš laukiau, kol jinai sugrįž. Ir jeigu tu nuspręsi ją išleisti, išleisk. Kaip elgtis po to? Taip kaip sugebėsi, taip ir elgis. Taip kaip tu sugebėsi dabar. Jeigu netyčia atsiras vėl kažkokia priežastis šitą komunikaciją užbaigti, tai užbaig. Bet šį kartą jau daryk iš tikrųjų. Niekada neišsikelk savo tikslo taisyklingai imituoti. Stenkis įgyti teisingą pojūtį, teisingą jausmą. Ir svarbu prisiminti, kad moteris turi užsidirbti galimybę, kad tu pagalvotum apie tai, ar verta su ja susitikti, ar ne. Pasimatyti, ten priimti atgal. Jin turi užsidirbti vien tai, kad tu pagalvosi apie šitą idėją. Suprantama, kad čia bausmė turi atitikti moters poelgį. Tam tikrose situacijose tai gali būti greitai ir paprasta. Moteris tiesiog gali ateiti, apsikabinti, pasakyti atsiprašau ir viskas. Bet jeigu ji tave paliko, su viskuo, kas ten pas jūs iki tol buvo, ir po pusės metų rašo tau, o žinai, aš visai tavęs pasiilgau ir supratau, kad tave myliu, mes ten abu buvom neteisūs. Tai yra bjaurybė, tiesiog bjaurybė. Tavo pasiryžimas ir pasiruošimas veikti turi būti absoliutus. Kad merginai gauti tavo dėmesį būtų sunku. Tegul įtikina tave išleisti ją iš ignoro. Jeigu tu įsigysi tą jausmą, apie kurį aš dabar šneku, tu nesuklysi. Ir mano patarimas tau net nebus reikalingas. Vat įtikinsi tave, kad viskas bus kitaip, tada ir išleisk. Ačiū, kad žiūrėjot. Kitam video apie ignorą nubraižysiu schemą ir pavaizduosiu visą moters išgyvenimų kelią. Taip pat duosiu prognozę, po kiek laiko viena ar kita mergina pati išeis į kontaktą.